Puiku, dėkui. Visada dabar patikrinu, ar veikia mikrofonas. Dalinsiuos kitų feilų, bet vien šį rugsėjį turėjau 2 renginius, kuriuose vidury išsijungia mikrofonas. Tai aš labai tikiuosi, kad šito feilo šiandien nebus ir kad galėsiu viską labai taip sąžiningai pasidalinti. O tai aš čia taip klausiau, naujas kolega prisijungęs, 2 pašnekovai iš iki, praktiškai kobrandinom renginį. Tai čia, žinokit, bus ir reklaminių pauzių, nes panašu, kad čia iki renginys, kai mūsų tiek daug susirinkę. Vilius visai naujas pas mus kolega, bet aš taip klausaus, galvoju, biški šaudo, gaudo, panašu viską gali pramušti koją, galvą arba dar kažkuo tai. Apie kiaušų dydį irgi jau išsiaiškinam šį vakarą, blemba, baisu, žinokit, susipykt bus. Čia aš irgi tikiuosi, žiūrėk, draugas. O, labai gerai. Labai gerai. Tai va. Aš šiandien pasidalinsiu vieną istoriją ir kai aš galvojau, kaip ją apibūdinti, tai buvo toksai, žiūrėkit, nieks nenukentėjo, žalos nepadaryta, išskyrus mano biškį garbį, orumui, ego ir galbūt tiem geležiniam kiaušiniam. Aš dirbu tokiame sektoriuje, kuriame, matuotis baklažanais, ar tie, kur lentynoje, ar tie, kur nelabai lentynoje, yra, pavadinkim, toks rinkos standartas. Tai yra tai, ką mes darome. Akcijos, atrakcijos, kampanijos, pasimatuoti mes mėgstam. Tai čia iš karto aš labai norėčiau, kad visi paplotumėt mūsų HR-ui, nes pagal tai, kaip mes mėgstame viskuo matuotis, Vilius buvo labai geras hire. Paplokit, nes mūsų HR-as iš ties kažkur čia sėdi, bent jau dalis. Tai va, labai smagu. Ir ši istorija yra susijusi su tais būtent visais pasimatavimais. Labai dažnai pasimatavimas, tie, kurie ne daily kampanijos ar ne dar kažkas, vyksta konkursų pavidalu. Ir aš esu, galim sakyti, krikštamotė vieno nuostabaus iki projekto, ir čia dabar bus reklaminė pauzė, klientų valdyba. Mes jau 2 metus renkame 10 žmonių, po 10 žmonių, kurie atstovaus, pirkėjų nuomonę. Pasakys, kas su mumis yra gerai, kas yra negerai, ko galbūt trūksta, kad asortimentas būtų geresnis, parduotuvės patogesnės ir taip toliau. Tai natūralu, kad tai yra toks projektas, su kuriuo labai dažnai dalyvaujame konkursuose ir ne vieną prizinę vietą esame nuskynę. Štai paskutinį kartą pristatinėjau Rampassword scenos šitą mūsų iniciatyvą ir jau mano žiniomis, netgi kelios įmonės, kurios galvoja irgi panašius dalykus klientų išklausimo padaryti pas save. Tai natūralu, kad buvome nominuoti vienam tarptautiniam konkursui. Ir mes taip su agentūra pasitarėm, sakau, žiūrėkit, hebra, aš šitą projektą žinau nuo A iki Z, esu toną prezentacijų prisidarius ir tikrai viską padarysiu, atsiųskit man visą informaciją, susidėliojam ir važiuojam. Tai ir tada įvyko tame pasiruošimo visame procese diena, kurią aš vadinu Welcome to Hell. Nes iš tikrųjų tai buvo mano personal kind of hell. Ir kad žinotumėt šitą apie mane, aš šiaip esu žiauriai pareigingas žmogus. Čia kaip pasakė, feilinu, bet šiaip geras žmogus. Visada viską aš pasiruošiu, visada viską suplanuoju. Ir tada, kaip sakoma, biški shit happens. Diena prasidėjo šiek tiek kitaip neįprastai. Mano žadintuvas nesuskambėjo, truputėlį pramiegojau, nusprendžiau, kad dirbsiu iš namų. Bet turėjau labai aišku dienos planą. Štai, 9 ryto turiu susitikimą su Last Mile, mūsų startuoliu, kuris daro pristatymus prekių į namus arba galima atsiimti parduotuvėse. Tada aš turiu dar vieną susitikimą ir visą antrą pusę dienos aš esu rezervavus pasidaryti prezentaciją. Kad nieks jokio mito neįkištų, kad viską pasiruošiu. Vien žodžiu, planavimas ahead. Ir tuomet jau prasideda nesąmonės.
Aš atsisėdau, kadangi dirbu iš namų, galvoju, iki tol, kol išvažiuosiu tą susitikimą, aš greit perversiu e-mailus, ten kelis straipsnius patvirtinsiu ir taip toliau. Skaitau, tvirtinu ir man skambina Ieva, su kuria aš turiu susitikti iš Lesmail rinkodaros. Tai va, sako, Gintarė, tu pas mus atvažiuoji? Sakau, jo, žinau, Mytos. Bet sako, Gintarė, tu pas mus, tuoj turėtum būtų, gal ieškai čia kur parkuotas ir panašiai, aš tai pasižiūriu į laikrodį, Dieve mano, už 5 minučių aš jau turiu būti, aš dar sėdžiu namie, pusiau apsirengus, pusiau ne. Taip, Ieva, žinok, aš pakeliui, žinok, labai dideli kamščiai. Ačiū Dievui, kad ofisas yra pakankamai netoli nuo manęs, tai greit užsimetu švarką, pasiemu kompą, sėdu į mašiną ir maunu. Gerai, kamščių nebuvo, viskas tvarkoje. Aš jau biški su stresiuku lekiu, nes į ofisą važiuoju jų pirmą kartą, tai man dar biški reikės paieškoti, kur ten viskas yra. Prisiparkuoju, parkavimo aikštelę ir galvoju, gerai, viską reikia savo visas šmutkės susirinkti, viską padaryti. Ir taip stovi kompiuteris ant priekinės sėdynės, galvoju, gerai, tą aš pasiemu, kompiuterį paliksiu, niekada jo gyvenime neprireikė, čia tasausi kaip kokia nenormali visada tą kompą ir taip niekada iš dėklo jo neišsitraukiu. Peržegnoju, palieku, išeinu, greit pakylu pas Lesmail į ofisą, viskas tvarkoju. Oi, atsiprašau, čia jo, žinai, tokie kamščiai. Sorry, Ieva. Mytas truputėlį, reiškia, pavėlavo, bet nieko laiko mes turime, nuėjom dar kavos pasidarėm, va, sako, kaip tik buvo milkai, 70% nuolaida, va, pažiūrėk, mes ir ofise čia prisipirkome, va, gal milkos, viską. Galvoju, kaip fainiai, palilekinam, nueinam į susitikimų kambarį, jau pradėsim susitikimą. Pradedam, mes jau kalbam, rimti dalykai, trampampam ir staiga prasideda kažkokie keisti skambučiai. Numeris nelietuviškas. Atmetu, galvoju, hebra, perskambinsiu. Skambina dar kartą. Aš vėl atmetu, žiūrėkit, hebra, neturiu laiko, kada kalbėti. Skambina trečią, matau, numeris latviškas. Galvoju, kas čia yra? Rytoj pristatymas konkurso, greičiausiai skambino organizatoriai, man pasitikslinti, ar gavau visą informaciją, ar viską pasiruošiau, galbūt ten prasitestuot, būna rinkoje tokia praktika kartais. Aš atmetu ir parašau, I will call you back. Okay, will call you back, tai call you back ir tada man skambina mano agentūra. Sako, Gintarė, tu jungės? Hebra, kur? Atsiverčiu dar bekalbėdama telefonu savo Outlooko kalendorių. Sakau, jokio myto nėra. Nieks man neįmesta. Apie kur jungtis? Ką jūs turite omeny? Gintarė, tu šiuo metu turi būti ant scenos. Pasirodo, aš vadovaudamasi visomis geromis praktikomis, atsimindama senus gerus COVID laikus, nesužiūrėjau, kad truputėlį konkursas vyksta ne tą dieną ir tą dieną, kada aš užsižymėjau ir apdovanojimų ceremoniją, o ne konkurso pristatymai. Aš tai ir apie geležinius kiaušus pradėjom kalbėti, aš iškart tiesiai į pabaigą einu. Okay, galvoju, negali tai būti. Sakau, žiūrėk, tu nejokauk, aš nieko neturiu, to prasme, aš net kompiuterio neturiu. Ir va čia dabar tas mymas pirmos laido visai meikina sensą, ne? Sakau, žiūrėkit, nėra padėties bei išeities, aš irgi esu tavo kaip kolegė, kuri ką paliko? Kompiuterį. Bet sakau, nieko, nėra padėties bei išeities, viską mes galime padaryti, aš kažką sugalvosiu, jūs persiuskite nuorodą Ievai, padarysim. Atsiunčia nuorodą, gerai, aš jau ten vėluoju nežmoniškai. Atsiunčia nuorodą viską ir jau man toksai bėga šaltas prakaitas per nugarą, aš jau tam biškai rėkiu per telefono ragelį apie kokį mytą. Jau taip žiūri, gal man išeiti jau?
Sakau, ne, tu palauk, jeigu kas bus blogai, tu man padėsi su kompu susijungti, viskas tvarkoja. Nu ir jie gauna nuorodą, pajungia ir tas kompas tai Mac'as. Aš Windows'ų žmogus. Nu ir ką daryti žmogui, kuris staiga suvokia, kad turi pristatinėti prezentaciją, kuriai ruoštis yra pasižymėjęs tik tai po 3 valandų nuo dabar. Beta komunikatorė. Vien žodžiu, nėra padėties be išeities, susižiūriu, kad aš galiu įsijungti projekto website, ten viskas surašyta, viską žinau mintinai, tikrai galėsiu papasakoti. O bet tačiau, ne veltui tie organizatoriai man tiek skambino, aš tai nieko neprasitestavus. Jungiuosi, noriu jau spausti share mygtuką ir žiūriu, niekas nesišerina. Nieko aš dalintis negaliu, net savo, ta prasme, tos homemade 1 minutės prezentacijos, tai yra webpage'o. Labai smagi situacija. Viskas tvarkoja, visi pamanė, kad prisijungė labai gerai, biški vėluojam, sukeitėme pranešimus, bet jau galite pristatyti. Nu ir aš ten jau įjungiau visą savo mobilizaciją ir staiga iš rėkiančios panelės, kuri vaikščiojo va taip pirmyn atgal per susitikimų kambarį ir rėkė kokiame myte, staiga atsisėdau, susimobilizavau. Taip, sveiki, aš jums viską galiu pristatyti. Pristatau ir staiga ateina komisijos klausimai. Nu, gaila, kad be prezentacijos viską, spotlightas ant manęs. Ir ties paskutiniu klausimu nutinka tai, ko aš tikriausiai labiausiai nesitikėjau. Ir kompas nulūžo. Jis tiesiog išsijungė vidury prezentacijos, kurios aš nepasiruošiau, kurią aš pristatinėjau ir kur visa agentūra sėdėjo va taip paspėjus su popkornais ir didelių skrynų, nes taip paprastai yra žiūrimi pristatymai tokių didelių konkursų, į kurį mes patekome. Ir ta labai faina klientė, kuri ne tik juos ką tik aprėkė, bet dar ir be prezentacijos pasijungė ir išsijungė vidury pristatymo. Nu, nieko, kažkaip mes su Ieva įjungėme tą kompiuterį. Ir aš jau tuomet, kai prisijungiau per tą pačią nuorodą, aš jau prisijungiau į komisijos pasitarimą. Ir girdžiu, kaip jie kalba, jo, nu va, gaila, kad vėlavo, nu jo, čia visko būna. Must have been Brussels time. Aš taip tyliai išsijungiu ir galvoju, gerai, kad jie galvoja, kad čia dėl Briuselio laiko kažkas. Prasisukau, bet lyg tai nebūtų mano vyšnaitė ant torto tos dienos. Spėkite, koks buvo mano sekantis susitikimas. Turėjau būti ant kilimėlio pas generalinę. Nu, ne ant kilimėlio, labai čia perkeltinė prasme, bet, nu, tas toksai šokinėjimas pirmyn atgal, emocijų kalneliai ir, kaip čia lengviau pasakyti, socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis. Chebra, žiūrėkit, pasakiau. Per savaitę būna pirmas kartas. Buvo vienas tokių įdomesnių experience'ų mano gyvenime. Ir aš suprantu, kad gal aš nesu tokia labai juokinga, bet jeigu norite iš tikrųjų pasijuokti, vėl reklaminė pauzė, nes mane mokės algos, jeigu aš nepadarysiu reklaminių pauzų, nes esu prekės ženklo žmogus, va taip ir darom, tai jūs galite nuskanuoti šį QR kodą ir pažiūrėti kreizą, kurį sukūrė mūsų rinkodaros komanda šiom kalėdom. Tikrai gali būti juokingiau, taip, aš jau matau daug kylančių telefonų, labai rekomenduoju pažiūrėti parduotuvinio romano Kalėdinę seriją. Jeigu kils klausimų, kas mums tai patvirtino, tai žinokit, sėkmingo žiūrėjimo. Bet šiaip, kuo aš labiausiai norėčiau pasidžiaugti, tai kad
Šioje salėje sėdi žmogus, kuris mano visą šį spektaklį ir performansą matė pirmojų asmenių, tai yra Ieva iš Lesmailo. Ieva, gal galėtum pamojuoti žmonėm? Ten yra Ieva. Aš tik galiu iš savo pusės pasidžiaugti, kad mano nesėkmės istorija tapo jos ir jos kolegų, gerų 3 mėnesių arba net daugiau į priekį pajuokos objektu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad sukūriau tiek daug gerų emocijų jum. Ačiū, Gintarė.